Brangiosios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas. Sukurtas siekiant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę. Sveiki visi entuziastingi ir drąsūs ir klausantis mūsų coachingo podcasto, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį. Coaching LT genties nariai esame čia su jumis tam, kad diskutuotumėm, dalintumėmės ir ieškotumėm atsakymų mums visiems kartu rūpimus klausimus. Na ir ką, prasidėjo šalikų sezonas, kaip sakau, šiek tiek galim pakrenkšti, šiek tiek galim pašliurpčioti dėl to, kad visgi žiema atėjo. Nors ir spalis, bet žiema atėjo. Ar ne, Miroslavai? Ir šiandieną su manimi Miroslavas ir Brigita. Sveiki, kolegos. Labas. Labas. Ir aš, Raimonda. Sveiki visi. Energingai žengėme į ketvirtadienį ir pradedame šį coachingo podcastą. O kodėl tokia didžiulė energija? Dėl to, kad pradėdami pokalbį šiandieną mes diskutavome, kaipgi norime užvadinti šio ryto temą. Ir taip tokia diskusija gaunasi ir vis pat nenusprendžiam. Tema turėtų būti organizacija auga tiek, kiek auga jos vadovas. Ar valdovas. Ar lyderis. Imam valdovą. Imam valdovą. Taip. Matot kaip. Jo, bet matyt vis vien, kaip mes be pavadintume, taip nepagadintume, tačiau kalba eina apie tuos asmenys, nuo kurių priklauso daugelis dalykų organizacijai. Kuo daugiau priklauso, tuo daugiau šis asmuo yra raktinis toje pačioje organizacijoje siekiant sėkmės. Tikrai taip. Ir mes pačioj pradžioj ir turėjom tą tokią, net ne diskusiją, tokį visi trys kaip ir pritarėm prie to, kad vadovas ir lyderis kartais būna du skirtingi asmenys. Neretai taip ir atsitinka. Mhm. Bet mesgi norėtume kalbėti apie tos vadovus, kurie lygų lyderis. Taip, labai norim tos siekiamybės, žinai, kad vadovas būtų tas lyderis ir tos atskirties nereikėtų vardinti, kuo skiriasi vadovas nuo lyderio. Bet, kol kas dar tenka sutikti ir kitokių atvejų. Kad... Aha, o tai mes tada kalbam apie tuos vadovus, kurių instrukcijų pareigybių aprašyme yra parašyta vadovauti, koordinuoti, organizuoti, skirstyti, prižiūrėti ir taip toliau, ar ne? Ir galbūt visiškai pritariu taip 100% ir galbūt dar pakalbėkim kartu apie tuos vadovus, kurie turi tas pareigybinės instrukcijas ir nori būti savo organizacijų lyderiais. Okay. Ir, žinai, mes turbūt nebūtinai turim dabar apsibrėžti, kad tai yra organizacijos, nes jeigu imsim žodį organizacija, tai gali būti visiškai maža organizacija, smulkusis tas pats verslas, su ten 2-3 darbuotojais, o kartais apskritai 2 asmenim organizacijai. Gali būti didžiulios organizacijos, kurios turi taip vieną, sakykime, centrinį vadovą, bet taip pat turi daugybę komandų, departamentų, kuriuose irgi yra vadovai, kurie irgi siekia būti ir vadovais, ir lyderiais. Tai... Man, žinot, iš karto toks klausimas kyla viduje ir aš jį garsinu. O tai koks yra tas vadovas, kuris kartu yra ir lyderis? Kuo jis skiriasi arba jį skiriasi nuo įprastos vadovės? Aš turbūt turiu savo labai, labai paprastą. Yra žmogus, kuris atlieka darbą, iš tokios labai paprastos techninės pusės. Vat kaip ir tu pasakai, koordinuoja, planuoja, sužiūri ir dažniausiai lyderis nuo to vadovo skiriasi tuo, kad lyderį nori žmonės sekti. Aha. Man turbūt yra pats pagrindinis toks akcentas, kad lyderis dažniausiai yra ir, vėlgi, lyderis nebūtinai yra formalus vadovas, bet jeigu kalbėti apie tą formalią, oficialią pareigybę vadovas ir lyderis, tai lyderis man yra tas žmogus, kurį komanda savaime be kažkokių ten botagėlių ar morkų, kurį intuityviai nori sekti ir nori kartu su juo siekti rezultatų. Aš tada gal papildysiu Brigitą. Man lyderis yra tas, kuris nori vesti, kuris nori pats būti pavyzdžiu, kuris nori eiti ten ir rodyti kelią tiems, su kuriais nori ten eiti.
Tai ne tik tais, kad jis sektų, bet kad ir jisai būtų vedlys. Nu, turbūt neatskiriama dalis, kaip aš sakau, čia mes galim papildyti. Aišku, yra daugybė ir Mira, turbūt, jeigu pradėtume vardinti ir tu galėtum privardinti daugybę dalykų, kas skiria vadovą nuo lyderio. Bet, man toks pagrindinis, tai va tas įkvėpimas kartu veikti, įgalinimas komandos. Žinot, aš erezijas gal paskelbsiu kažkokias, tikiuosi nesudeginsit ant laužo. Pasišildytume. Va, tai aš ir norėjau sakyti, kad be to, kad būtų du zuikiai vienu metu, kaip sakant, įveikti. Va, tačiau man lyderis arba vadovas, kuris paskui kuriam iš paskos arba kartu su kuriuo eina žmonės ir kuris tą nori daryti, yra tas vadovas 1.0. Tai reiškia, kad tai yra... Tai nežinau, ar jūs mane sudeginsit ant laužo kartu pasišildydamos, bet kuriuo atveju aš norėčiau visgi tą ereziją įgarsinti. Tai man tas vadovas, kuris paskui kurį arba kartu ar šalia kuriuo eina kiti komandos nariai ir lygiai taip pat tas vadovas, kuris nori vesti, nori tą atlikti. Man visgi tai yra vadovas 1.0. Lyderystė ir vadovas 2.0 arba lyderystė 2.0, aš suprantu taip, kad vadovas kartu rūpinasi ir kaita, kuri yra būtina sėkmiai. Savo kaita. Organizacijos kaita, aišku, mes matyt prieisim prie to, kad kalbėsim ir apie savo kaitą. Nuo ko tas viskas prasideda. Ir čia ta lyderystė labai dažnai būna nepatogi kitiems. Nes kaita susijusi su tuo, kad reikia kažką daryti kitaip. Ir šioje vietoje būna kaip tik, kad jeigu tu darai viską, kas nesulaukia jokio pasipriešinimo arba apmąstymo ir taip toliau, tai reiškia tavo lyderystė nėra tokia kažkokia super duper ypatinga. Nes reiškia, kad mes vis dar operuojam dabartinėme lygmenyje, dabartinėme suvokime, dabartinėme organizacijos būvyje. O jeigu tavo lyderystė pradeda kurti tam tikrą diskomfortą organizacijai, jos struktūrom ir aišku automatiškai procesams, dirbantiems žmonėm ir taip toliau ir panašiai, jau tai reiškia, kad yra didesnė tikimybė, kad kažkas yra daroma kitaip. Ir tas asmo, kuris yra to viso iniciatorius, kuris tą atlieka siekiant sėkmės organizacijai, yra tikrasis lyderis, kuris žiūri ir tą neigiamą grįžtamą ryšį, kad viskas su to yra ok, bet aš suprantu, kad to reikia mano organizacijai, tam, kad aš judėčiau toliau kaip organizacijos vadovas ir kartu judėtų mano komanda ir kartu judėtų visa organizacija. Tai girdžiu, kad sakai, kad lyderis yra geras tas, kuris nuolat inicijuoja pokyčius. Lyderis, ne, tai žinot, tie pokyčiai, tai yra toks keiksmažodis daugelį organizacijų, ar ne, ir labai tampa neskanus šių dienoj. Tampa neskanus arba sukuria tam tikrą kontekstą, nes nereikia kurti pokyčių organizacijai. Jeigu organizacija šiuo metu egzistuoja, jinai veikia sėkmingai pagal dabartinės savo sąlygas. Tai reiškia, kad jinai jau nuolatos turėjo kysti. Pokyčiai arba kismas toje organizacijoje vyksta nuolatos. Nes priešingų atveju konkurencinis pranašumas, būdai, kaip pateikti prekes ir paslaugas ir visa kita, kažkurio momentu jie atsiliktų nuo to, ko reikia klientam. Jo, tai sakau, kad pokyčiai vyksta organizacijose, ta prasme, kismas arba kaita organizacijose nėra kažkas ypatingo, kas atsitinka kartais per šventes didelės. Pokyčiai organizacijai vyksta nuolatos, mes nuolatos tobulinam tam tikrus procesus, tam tikrus tarpusavio santykius ir taip toliau. Tačiau dalis tų pokyčių vyksta labiau sąmoningai, dalis tų pokyčių vyksta mažiau sąmoningai. Netgi būdai, apie ką žmonės kalbasi, kaip žmonės kalbasi tarpusavėje,
komandos nariai ir kaip jie kalbasi su vadovu. Apie ką yra pokalbiai prie kavos puodelio. Netgi tai yra ta pati dalis organizacijos kultūros. Tai vat man tas vadovas, kuris yra lyderis, yra tas, kuris planuoja ir padeda organizacijoje įtvirtinti tos pokyčius, kurie prisideda prie organizacijos sėkmės šiandien ir bent pusę žingsnio rytoj. Ir kas kart. Ir tai gali būti daliai komandos narių ne iki galo suvokiame, ne iki galo suprantama, ne iki galo komfortabilu, tačiau vadovas lygų lyderis, žinodamas, kad tai yra būtina organizacijai, atitinkamai vis vien siekia, kad tie pokyčiai įvyktų. Ir mes kažkaip tais diskutuojam dabar apie antrąją mūsų temos dalį, labiau apie tai, kas tas vadovas, valdovas, lyderis. Ir aš noriu pakviesti, pakalbėti ir padiskutuoti apie tai, pirmąją mūsų klausimo dalį, kad organizacija auga tiek, kiek auga jos vadovas. Ir jūs abu esate, kaip sakoma, lyderių, executive coach, mid-management coach, Brigita, executive coach, Miroslavas. Aš esu labiau small business coach, atsiprašom Aida iš anksto, jeigu mūsų klausysi už tuos anglicizmus. Ir kad ir kur bebūtų, ar tai būtų viduriniosios grandies vadovas, ar tai būtų aukščiausio lygio vadovas, ar tai būtų smulkio verslo savininkas, netgi solopreneris, ne? Ir vat, kaip tai atrodo jūsų akimis, kad organizacija auga tiek, kiek auga jos vadovas? Ar galėtume trumpai apie savo patirtį? Savo patirtį augimo kaip vadovų. Tai yra labai įdomu paklausyti, kokia jūsų asmeninė patirtis kaip vadovo augimo, nes aš tikiu, kad turim visi labai daug tokių ir nudegimų, ir padegimų, ir sėkmės istorijų. Ir iš savo praktikos ir patirties tikrai daug galim pasakyti, kad be to pastovaus augimo nebus ir organizacijos augimo, komandos augimo, verslo augimo. Ir man taip, žinai, iš karto norisi užgriebti tokius kelius atskirius pavyzdžius. Tai pirmiausiai turbūt tada, kada specialistas tampa vadovu, kada jis pradeda darbuotis. Be jokios abejonės, mes visi mokomės iš klaidų, kaip ten sako, iš padarytų veiksmų, suklydę, pamatę, kur suklydę ir pasitaisę. Ir man čia turbūt labai yra tas svarbus mokymosi etapas, savęs pažinimo, komandos pažinimo, procesų pažinimo, verslo supratimo, labai daug dalykų, nes komanda iš tikrųjų pradeda keistis kartu su vadovu, tada, kada vadovas tiek auga kompetenciškai, tiek savęs pažinimo kryptimi, tiek emociškai, jau nekalbant apie visus, sakau, verslo procesus ir techninius įgūdžius. Kitas turbūt toks momentas yra tada, kada būna ir man tekia yra stebėti, kada, sakykime, tie patys team lydai, grupės vadovai, jie paauga ir jau aš tada viską moku ir atsiranda sąstingis toks. Tai va tada labai pasimato per komandą, per rezultatus. Iš pradžių dar kurį laiką atrodo tarsi važiuojama iš inercijos, kad viskas buvo neblogai sustatyti procesai. Ir tada, kada ateinam į tą tokią labiau jau priežiūros stadiją ir jeigu toj priežiūros stadijoje užsisėdim, tada pradeda matyti, kad ir rezultatai, ir komanda nebe tokia darni, ir kažkur proceso optimizavimas neįvyko, ir darbuotojų kaita pradeda augti. Labai pasimato, labai, tas greitai turbūt reliatyvi čia sąvoka, bet jeigu tik vadovas tom priežiūros arba sąstingio stadijoje užsibūna, tai pasimato per būtent komandą. Tai man turbūt, ir tai visiškai nesvarbu, ar tai bus komanda ar tai organizacija. Pasiekmes bus tokios. Tai reiškia, man tai iš karto reiškia, kad vadovas kažkur užsisėdėjo, pabuvo toj komforto zonoj, kažko nenorėjo matyti, nenorėjo daryti ir kartais įgirdisi. Bet man taip norisi, kad dabar viskas taip sustatyta, kad taip ir būtų. Bet kaip ir Miroslavas sakė, kad nebūna taip, vadovas vis tiek turi būti tarsi tą pusę žingsnio priekyje, kad galvotų į priekį. Ką, kur, kaip,
ką man reikia kaip vadovui, ką man reikia kaip žmogui išmokti, sužinoti, kaip prisitaikyti, ypač tada, kada šiandieninis greitis yra, tikrai kosminis. Daug to socialinio triukšmo, tame neapibrėžtume, kas laukia rytoj mūsų irgi reikia išmokti gyventi, o išmokti gali darydamas. Nuolat ieškodamas informacijos, nuolat bandydamas pritaikyti naujus dalykus. Tai man galbūt sąsaja yra per tokius labai, sakau, pavyzdžius. Nežinau, ką kiti papildyti gali. Puikius pavyzdžiai. Aš norėčiau prie to dar papildyti apie tai, kad aš pradedu nuo to, kad taip, kaip mes suvokiame mūsų supantį pasaulį, lemia mūsų veiksmus. Tai, ką mes matome, kaip suprantame procesus, kurie vyksta, automatiškai vienaip arba kitaip tampa mūsų veikimo būdu arba neveikimu. Tai kuo plačiau, kuo tiksliau, kuo aiškiau mes matome tą pasaulį, to mūsų veiksmai labiau atitiks tokius veiksmus, kurių reikia sėkmei. Tai man tas augimas ir susijęs su tokiu nuolatinio kompaso derinimu. Tam, kad jisai būtų dar tikslesnis. Ir ta šiaurė, ir ta kitos pasaulio šalis būtų dar labiau tiksliau identifikuotos. Mes visi esame ir turime savo akydangčius, kiekvienas, kaip žirgų lenktynėse. Ir tie akydangčiai vienaip arba kitaip, dar kitaip pabandau dabar jau, ar ne, apie tą patį pasakyti, vienaip arba kitaip apriboja mūsų matymo lauką. Ir tie akydangčiai yra sąlygoti daugelio dalykų, sociokultūrinės aplinkos, kurioje išaugome, kurioje šiuo metu esame, mūsų artimiausių asmenų, mūsų pirmų išgirstų žodžių pamokslavimų, pamokslų ir taip toliau ir panašiai. Ir svarbiausia, mūsų klaidų. Ar ne, tų nesėkmių, kur mes traktuojame kaip nesėkmės, praeities žingsnių, kurie mūsų galva nepasiteisino. Ir vienaip arba kitaip tai apriboja, arba įrėmina, įprasmina kažkaip tai mūsų ateities pasirinkimus. Tai darbas su savo akydangčiais yra vienas iš pagrindinių darbų, kurį dirbu aš su savim, pirmiausiai, kalbant matyti apie tai. Ir man atrodo, kad ir bet kuriam vadovui darbas su savim, ar vienam, asmeniškai, ar kartu su coachingo specialistu yra šiek tiek apie tai. Vėlgi galiu pakartoti jau tie, kurie klausosi mūsų visų podcastų, tikrai girdėjo Marcius Reynolds tą sakinį, kuris man yra labai įstrigęs ir aš jį kartoju, esant progai, kad in order to think out of the box, you need to see the box first. Tikrai tai. Kad tam, kad išliptum iš savo smėlio dėžės, pirmiausia, tu turi aiškiai ją pamatyti ir apčiuopti, ir apie tai matyti yra tas augimas. Ir ta smėlio dėžė gali būti aš santykį su savo komandos nariu, aš santykį su visa savo komanda, o gali būti visa mano organizacija, kuria šiuo metu aš esu. Tai aš turiu matyti plačiau. Tai man tas augimas pirmiausia susijęs su tais akydangčiais praskleidžiamais. Aš visiškai pritarčiau tau ir tiesiog galiu dar labiau atliepti iš smulkio verslo būtent pavyzdžių. Kai yra didelės organizacijos ir korporatai, tie vadinami ir tie vadovai, jie yra ruošiami būti vadovais, jie yra treniruojami būdami vadovais jaunais ir kiekvienas vadovas, tu niekada nebūsi tas tobulas vadovas, jeigu tu pastoviai nedirbsi su savimi, nes nėra tobulybės, nėra vis geriau ir geriau ir geriau. Ir būtent smulkiame versle, su kuom dažnai susiduriu savo kasdienėje praktikoje arba pokalbiuose tiesiog su smulkio verslo savininkais apie tai, kad jie neturi laiko, kada dirbti čia būti tais vadovais. Ir jie dažnu atveju kalbi ir sakai, okei, o tai kaip yra su tavo asmeniniu tobulėjimu, ir tas asmeninis tobulėjimas yra suprantamas galbūt šiek tiek per tą pusę, kad koks aš kaip žmogus turiu būti ir aš ten turiu gilintis į save ir kapstyti, o man čia verslo reikalai dega ir aš čia turiu eiti gesinti tuos laužus ir aš tikrai neturiu laiko čia žiūrėti, ką aš čia nešiuosi su savimi, čia kokie mano įsitikinimai. Ir dažnai
eina gesinti laužų ir aš pati grinai tikrai galiu pasakyti iš savo praktikos ir man lygiai taip pat buvo. Asmeninis augimas palauks, pirmą einu užsigesinsiu gaisrus. Bet turiu susitvarkyti šitą, o tada jau ateisiu, dirbsiu. Ir man sakydavo, kad žiūrėk, bet tu turi pirmą dirbti su savimi ir tik po to eiti į savo verslą. Ir kaip Miroslavas dažnai kartoja Maršos citatą, tai aš dažnai visiems ir savo klientam, ir savo potencialiem klientam, ir savo socialiniai medijai sakau, kad tavo verslas auga tiek, kiek augi tu. Ir kad tu turi dirbti su savim daugiau negu su savo verslu. Ir ką matau ir ką pastebiu, kad tikrosios verslo transformacijos prasideda, kai įvyksta savininko transformacija. Ne, ir ta transformacija nebūna faina, ir jinai būna dažnai ir daug ašarų, ir dažnai daug muistimos, ir dažnai daug to tokio nepatogumo visiško, pamatant save, pamatant savo įsitikinimus tuos, kur šitaip dariau, šitaip nepavyksta, šitaip dariau, šitaip irgi nepavyksta. Ir pradedi kvestionuoti, ar tikrai viską padarai teisingai. Jo, viską padariau, čia taip nevyksta, taip tikrai nebus ir taip tikrai negali būti. Ir kai žmogus gerai pradirba su savimi ir su savo įsitikinimais, kaip Miroslavas ir sakė, tas atsinešti iš mūsų vaikystės, atsinešti iš mūsų pirmųjų patirčių, antrųjų patirčių ir susiformavę per mūsų gyvenimą kažkokios nuostatos, kurios galbūt tiko tam gyvenimo periodui. Ar tam verslo periodui, ar tam darbo periodui, bet dabartiniam jau nebe. Ir kai pradirbama yra su šitais dalykais, atsiveria tokia, žinot, wow, tokios transformacijos pareina į verslus. Ateina ta, kaip visi ieško motivacijos, neturiu motivacijos, esu pavargęs. Kai vyksta ta tikroji transformacija ir tu pamatai, kas tave laikė, kaip Miroslavas ir minėjo, prasiplėtė tavo matymo ir suvokimo laukas, atsiveria tiek naujų galimybių, kur anksčiau nebuvai matęs, nes neleidai savo net pagalvoti, kad tai yra įmanoma. Man viena iš tokių, aš jeigu galiu iššokti su savo pirkimusiu balsu, tai viena iš tų tokių nuostatų, kad lyderis gimstama, o ne tampama. O ne. Viena tokių, kur maždaug, tai aš jau čia nieko negaliu padaryti, nes lyderių turi gimti. Ir kartais toks net ir juokas suima, ir va, tai yra viena tokių stipriausių turbūt nuostatų, kurios ir trukdo žengti toliau, trukdo dėti pastangas ir atrodo, reikia tiek nedaug, tiesiog nuolatos po truputėlį judėti, žinant labai aiškiai, kokių man pirmiausia turbūt kompetencijų reikia kaip vadovui, kokias aš dar kitas turiu nuostatas, ar ne, ir ką noriu pasiekti. Man atrodo, tokie 3 pagrindiniai komponentai. Žinoti, kur einu, žinoti, ką reikia padaryti, kad ten nueičiau ir kaip tą darysiu. Tai va, iš tų tokių, kad... Žinot, aš va čia irgi galvoju, kad pasireflektuot, pasižiūrėt galima būtų pabandyti paskatinti mūsų klausytojus, pamastyti savo tokiais kampais. Jeigu aš nepasitikiu komandos nariu, ar aš jam deleguosiu atsakingą užduotį? Jeigu man nepasiteisino vienokia arba kitokia priemonė, ar aš ją kartosiu antrą kartą? Jeigu mes nepasiekėme panašaus tikslo per praeitą ketvirtį ar per praeitus metus, ar aš sąžiningai dėsiu visas pastangas siekiant jo ir šiemet? Jeigu per praeitą sunkmetį mūsų verslui buvo nekaip, su kokiom nuostatom aš ateisiu į šį sunkmetį? Ar aš galiu ateiti su nuostata, kad šitas sunkmetis, jeigu jisai ateis, kad jisai bus mūsų verslui, mano įmonei, mano komandai super sėkmingu? Su kiekvienu iš šitų klausimų galima dirbti. Nepasitikėjimas komandos narių ir nedelegavimas. Kodėl aš nepasitikiu? Ką sąlygoja, kad aš nepasitikiu? Bet šitas labai stiprus, bet kiek tenka dirbti su vadovais ir čia, man atrodo, iš karto prisilipina ir tie patys perdegimai, ir nenormuotas darbo valandos, ir negebėjimas tada matyti tos vizijos, nes tu nieko nematai, tu pats kaip vadovas bijai deleguoti, tada darai pats ir pakelti galvos, kaip sakant, iš tos vagos, žinai, jau nėra kada. Tai tas labai apie pasitikėjimą komandos nariais ir delegavimą čia yra. Bet lygiai taip pat smulkiame versle dažnai būna, aš pasitikiu, aš žinau, aš duodu, aš leidžiu ir kai pradedi nerti gilin,
pasirodo, kad aš iš tikrųjų tai nepasitikiu, aš vis noriu kontroliuoti, aš vis noriu mikromanaginti, ne? Koks tas lietuviškas žodis yra. Mikrovadyba. Mikrovadyba. Toks vertimas tiesioginis, matyt, yra. Ir tada tu gyveni tam užburtam rate, persidirbęs ir ypač smulkiame versle, kur visi procesai dažniausiai priklauso nuo to, kaip vadovas sugeba juos sustiguoti, tam, kad apskritai visas verslas augtų. Tai žinot, tai aš čia norėdamas atliepti tą, ką Raimonda pasakė ir pratesti, tai su kiekvienu šitų dalykų tai galima dirbti. Ir augimas čia nėra tame, kad niekas nesikeičia ir rytoj aš pradedu pasitikėti asmeniu. Tai nereiškia, kad aš pradedu tuo asmeniu iš karto automatiškai pasitikėti. Klausimas yra, kas turi būti padaryta. Ar ne? Iš mano pusės, iš mano asmeninės pusės, kitaip tariant, iš mano santykio su tuo komandos narių pusės, galbūt iš mano santykio su komanda, galbūt ir iš visų komandos susitarimų pusės. Ar ne? Jeigu man nepasisekė priemonės, tai automatiškai nereiškia, kad priemonės yra neteisingos. Kaip mes jas įveiklinome? Ar mes galime kažką išmokti iš to? Ir kažkaip pakeisti savo veiklos modelį ir galbūt panaudojant tas pačias priemonės. Jeigu mes nepasiekime tikslo, ar tai reiškia, kad mes jo nepasieksime ateityje ir dėl to neverta dėti pastangų. Kaip tik, ką reikia atlikti, tam, kad mes tai tikslo pasiektume. Ir lygiai taip pat, ar yra bent viena organizacija panašu mūsų sektoriaus visatoje, kuriai pasisekė ir kuri buvo sėkminga per ateinantį sunkmetį, tai kodėl mes turime vėl kartoti tas pačias klaidas? Ką mes galime daryti kitaip, kad mums tikrai pasisektų? Ir tai man yra susiję visuomet su šiuos klausimus skatinančių, katalizuojančių, užduodančių asmenį. Ir čia ir yra tas vadovas. Tai tam, kad vadovas jos galėtų diskutuoti su kitais, pirmiausiai pats vadovas turėtų augti ir matyti tame ir kitas pusės. Aš, jeigu galiu tą pasitikėjimą komandos nariais, dar tokiu vienu aspektu paliesti, tai yra dažnai sutinku, kad jeigu vadovas negali pasitikėti savo komandos nariais, jam lygiai taip pat yra sunku pasitikėti savimi kartais. Arba atvirkščiai. Pradžia nuo to, kad jis negali pasitikėti savimi ir rezultatas, kad negali pasitikėti komandą. Taip, ir tada, va čia ir yra tas asmeninis augimas, ne? Ne tai, kad kodėl negaliu komandą pasitikėti, bet pradėkim nuo savęs. Ar aš galiu pasitikėti savimi? Ar aš laikausi saudo tų pažadų? Kad ir pačių paprasčiausių, kad ir pačių mažiausių. Kaip ugdytis tą discipliną? Kas yra tavo disciplina, nes irgi, nežinau kaip jūs, ne, kai aš, pavyzdžiui, išgirstu žodį disciplina, man ilgą laiką tas žodis buvo labai toksai atstumiantis, kad aš čia turiu keltis 3 ryto, kad aš čia turiu pradėti bėgioti, kad aš čia turiu tą, 3, 4, 5. Ir kol man netėjo, nes Miroslavas jau išplėtė akis, aš čia... Ne, dėl 3 ryto, žinai, aš labai smalsauju, ką tu veiki nuo 3 ryto. Žinai, Miroslavai, aš tau pasakysiu, kai pradedi norėti augti asmeniškai, dažniausiai pradedi nuo pačios paprasčiausios, lengviausiai pasiekiamos informacijos. YouTube'as, socialinė medija, knygos, visa kita ir tenais... nežinau, kaip jie, didieji motivatoriai, jie šneka apie tai, kad jeigu tu atsikeli vėliau, tai tu čia pavėlavai, nes visi ten pirmi už tave atsikėlė ir tu čia jau vienu žodžiu jau pralaimėjai. Ir man ilgą laiką tas įvaizdis disciplinos ir buvo, kad tu turi anksti keltis, kad tu turi čia iš karto apsirengti miegot vos ne su sporto rūbais, su sportiniais bateliais ir jau vienu žodžiu vieną akis pramerkto, tu jau bėgi. Ir aš paskui tik tais per ilgą laiką supratau, kad disciplina tai yra tada disciplina, kai jinai yra tavo, ne kažkieno kito, kai jinai yra tavo. Ir čia irgi toksai, žinot, man didžiulis buvo pokytis gyvenime, kai aš supratau, kad taigi aš kuriu savo discipliną pagal tai, kokia aš esu. Ir dabar, kai dirbu su savo klientėm ir padedu jom susikurti savo disciplinos, tai jos, ta prasme, jom visai kitom spalvom nušvinta pasaulis. Ir jos tada pradeda laikytis tų duotų pažadų savo, kad, žinot, dabar sportuosiu, dabar jau sveikai valgysiu, dabar jau atliksiu visas užduotis, atsakysiu visus mailus, pakelsiu visus skambučius ir panašiai. Ir kai tu sudėlioji savo discipliną,
Ir kai tu aiškiai žinai, kada ką tu turi daryti arba kada ką tu gali daryti, ne, pradeda laikytis duotų pažadų savo, prasideda tas pasitikėjimo savimi auginimas. Ir automatiškai tada galima pradėti tą pasitikėjimą auginti ir su kitais asmenimis. Tai va, čia man irgi toks, dabar esu tikrai labai užsikabliavus ant tos asmeninės disciplinos ir man pačiai asmeniškai labai smagu matyti savo kelionę, kaip tas vystos ir kaip tas auga, ir taip pat lygiai grečiai augu kartu su savo klientais, kurie lygiai taip pat dėliojasi disciplinas ir seka jomis ir kokie jų pokyčiai vyksta. Man čia, žinai, ir Miroslavas, ką sakė, ir tu, ką sakai, viskas fine. Žinai, kai tu jau žinai, kur tu stringi, ko tau trūksta. Viskas labai gerai. Tada, žinai, tada rasis priemonės, tada rasis pagalba, ieškosim ar mentorius, ar coachingo specialisto, ar galų gale ten draugo patyrusio, mes ieškosim pagalbos. Man labai norisi padaryti tą žingsniuką truputėlį atgal, nes tikrai tenka sutikti vadovų, kurie sako, taigi viskas gerai, aš čia viskas fine, aš viską čia moku, viskas čia, ta prasme, kaip, man labiau tas, kaip padėti vadovom pamatyti, kad augimas yra būtinas. Nes jeigu mes stovim, žinai, arba jie stovi, gerai, ir aš stovėjau ten, neapsimeskim, kaip sakančio šventuoliais, kaip padėti pamatyti, būnant toje stadijoje, kad man tikrai jis reikalingas. Kad man tikrai reikalinga disciplina. Nes kartais atrodo, kad taigi fine, nieko neskauda. Nes kai skauda, mes einame ieškoti pagalbos. Bet kai neskauda, atrodo, kad plaukiam pasroviui. Taigi viskas, ta komforto būsena. Ir tikrai turim ten užstrigusių vadovų toje komforto būsenai. Ta prasme, jei irgi toksai kažkada tai minėjau, ne, jeigu tavo organizacija neplanuoja augimą, tavo organizacija planuoja susitraukimą. Ta prasme, organizacija, verslas, žmogus, šeima, dar kažkas, aš nekalbu apie šeimos gausėjimą, bet tiesiog tą augimą, kaip šeima, kaip asmenybė augs kartu. Tai lygiai tas pats ir žmogui. Jeigu žmogus neplanuoja augimo ir tu minėjai, ne, kad komandose organizacijų, tai smulkiame versle tas yra dar dažniau sutinkama, kad taigi mano verslui viskas yra gerai, tai ne, dabar ne. Ir parodyti, kad, bet tu turi ruoštis, ar ne? Būk pasiruošęs, ne, kaip, dabar nepasakysiu, kieno čia citata, bet savo verslo klubo pusryčius irgi ruošiau prisistatymą ir kad geras pasiruošimas jau yra pusė pergalės. O pažiūrėkit, šių dienų apskritai pasaulis labai dinamiškas ir jisai kinta ir jau mes tikrai per gerus 4 metus, tai ir korona, ir karas, ir vėl karai, ne, ir nežinia, kas bus rytoj ir poryt, ir reikia pastoviai būti agile, ar ne tas žodis. Daugelis dabar didelių įmonių pereina į šitą vadovavimo modelį, mes lygiai taip pat norim smulkiame versle parodyti, kad būti pasiruošusiu ir visada ruoštis, visų pirma save stiprinti, kad jeigu ir kas nutiks, aš pasitikiu savimi, kad aš galėsiu išgyventi ir atstovėti šitą situaciją, kad aš sugebėsiu suvaldyti stresą, kad tą atsparumą tokį didinti pačio savęs kaip žmogaus. Tai yra ta tokia auksinė taisyklė, kad jeigu žmogus nenori pagalbos, tai tu jam ir neduosi. Ir nepadėsi. Nepadėsi. Tai būtent, mes taip gražiai šiandien dabar perėjom į 3 dalį mūsų diskusijos, iš pradžių kalbėjome apie tai, kas tas yra vadovas, kas yra lyderis, po to kodėl, tai yra kokia yra sąsaja tarp vadovo augimo ir organizacijos augimo, o dabar jau pradedam kalbėti apie kaip. Tai vienas iš labai svarbių dalykų mano asmeninio atradimų, kuris tas mano asmeninio atradimo kelias nebuvo toks paprastas, pakankamai skausmingas, tai yra kontekstinimas, apie ką Raimonda kalbėjo. Ne? Tai aš visą laiką juokauju, jeigu būtų vienas vadovėlės vadovams apie tai, kaip tapti sėkmingų vadovų, tai senai mokykloje, ten 12 klasėje egzą visi laikytume ir viskas, ir visi būtume vienodai sukirpti, suresti ir visos organizacijos, viskas būtų. Mano galva tai yra griniausia nesąmonė. Nes bet kurios teorijos, jos yra suvidurkinamos. Tai reiškia, parašomos vidutiniai imčiai kažkokia vidurkiui organizacijų. Ar ne? O mūsų organizacijos ir mūsų asmenybės antiek yra unikalios, kad be
priimant šitą praktiką, arba šitą rekomendaciją, arba šitą teoriją, be įkontekstinimo ir suvokimo, kaip tai gali veikti ir ar tai gali veikti manyje, mano komandai ir mano organizacijai, tai man atrodo taip labai naivus siekis, pasmerkintis nemažai organizacijų nesėkmiai. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, man atrodo, kad vienas svarbiausių bruožų, kuris gali padėti vadovui suvokti, ir jisai poroj eina, dvejonė ir smalsumas. Ne? Tai smalsumas ir dvejonė. Tai vienas yra iš negatyviosios pusės, iš minusiuko, aš nuolat dvejoju, ar ne, kitas aš smalsauju, kaip galima būtų, o ką čia reiškia, kokios bus pasiekmes ir taip toliau. Dirbant su vadovais, aš esu coachingo specialistas, dirbantis su vadovais, aš pasitikrinu prieš pradedant darbą. Ir jeigu aš matau, kad vadovas yra nenusiteikęs augti, arba jo augimas nėra reikalingas organizacijai. Ne? Tai reiškia, kad organizacijai jisai to savo augimo negalės realizuoti, aš su juo tiesiog nedirbu. Ir viskas čia yra paprasta. Ir paleiskim tos žmonės, kurie nenori augti, jeigu jie pabūna su savimi, aplinka sustatys viską į savo vietas. Vieną dieną neaugant, vieną dieną jie nebebus vadovais. Nebebus tokiais sėkmingais vadovais. Jų komandos nebus tokiom sėkmingom. Ir organizacija, tai viskas sustatys į savo vietą. Laikas. Ta prasme, nes viskas, mes ir kalbėjome apie tą kismą, ar ne, arba kitimą, viskas aplinkui kinta, nauji metodai, nauji būdai. Ta prasme, organizacijose, ta prasme, kaip ir gamtoje egzistuoja dvi būsenos. Ar ne? Tai yra augimo arba mirties. Dvi stadijos. Nėra tarpinio varianto. Biški augimo, biški mirti. Netgi žiema, jeigu mes pasižiūrėsime į gamtą, tai yra pasiruošimas didžiuliam augimo pradžio. Tai nėra visiškai statinė būsena, bet tai yra pasirengimo būsena. Ne? Tai etapai gali būti skirtingai, bet iš principo du elementai, ar ne? Kaip ir apie tą žuvį, kuri neplaukia vandenyje, ar ne? Tai vieninteliu atveju nejuda tik tai ta žuvis, kuri yra negyva. Tai čia aš taip galbūt perdėm mechaniškai arba kažkaip grubiai, bet patį noriu pasakyti ir apie tai. Mano tikslas nėra užnorinti, pajudinti, išjudinti, užmotyvuoti, primotyvuoti, demotyvuoti, nes tai yra ta mūsų pati kelionė. Bet vienintelis dalykas, kurį galbūt paskatinčiau mūsų visus, pirmiausia save skatinu daryti, tai yra turėti tą sveiką smalsumą ir sveiką dvejonę. Ir tada mes pamatysim, kad tam tikrų momentų arba iš tos negatyvios pusės ar iš pozityvios mes pamatysim, kad galbūt aš turėčiau dar kažkurioje srity kažkuo pasidomėti. Arba išbandyti vieną naują veikimą. Arba kaip tik nustoti kažką daryti. Ir to visiškai gana kelionės pradžiai. Aš visiškai pritariu Miroslavui. Ir tiesiog noriu atkreipti dėmesį į tai, kad jau jeigu atėjo noras mokytis, tai būtina žinoti vieną dalyką, kad augti nėra lengva. Būna etapų, kai gali mėgautis tais vaisiais. Ir iš tikrųjų, kai mokykloje sakydavo, ne, mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldus. Tai tokia frazė, kur per vieną ausį eina, per kitą išeina ir tu nesupranti esmės. Ir iš tikrųjų tik tais po jau gero laiko gyvenimo, kai gerokai pasimokai ir ne mokyklose, ne universitetuose, bet pačiam gyvenime gerokai pasimokai, tada gali suprasti, kad iš tikrųjų mokytis ir augti, nes mokydamasis augi, yra pakankamai sudėtinga. Tačiau jeigu žinai, kodėl augi, jeigu žinai, į kur augi, vėlgi apie tą tikslą, ar ne? Jeigu žinai, dėl ko tu tą darai, tai augti galima šiek tiek geriau, nežinau, paprasčiau nusiteikus, tiesiog vėlgi ta disciplina tada įsijungia, ar ne? Tas toksai susikurti savo tą naują realybę, priprasti prie savo tos naujos realybės, reikia išlaukti tą laikotarpį, nemesti, nes dažnai būna pradedi mokytis, pradedi augti, pradedi savęs ieškoti, pasidaro per daug sunku ir grįžti atgal.
atrodo net visa aplinka tave traukia atgal, grįžk, nes jeigu tu keitiesi, keičiasi ir tavo aplinka, vat, keičiasi tada ir tavo komanda, keičiasi tavo įmonė, keičiasi tavo organizacija. Kartais užtenka vieno žmogaus, kad organizacijoje prasidėtų tas augimo pokytis, ar ne? Tai čia toks irgi vienas dalykas, ką tie vaisiai tikrai saldus yra, bet kartais reikia ir tos karčios šaknų arbatos išgerti. Puikiai. Ir man, žinai, apie tą, kur traukia atgal, tai man iš karto toks įsijungia. Būtinos yra refleksijos. Būtinos, kad... O, geras. Tai žinot, aš vis bandau pargrįžti prie mintise, prie to trečio klausimo, ar ne? Tokio praktinio, pasidalinimo įžvalgomis, ar ne? Apie tai kaip augti vadovui. Kokios yra praktinės priemonės, kažkokios būdai. Raimonda, tu minėjai apie savo rutiną, ar ne? Apie tam tikras praktikas, kurias atlieki. Brigita dabar paminėjo apie refleksiją, ar ne, kaip vienas iš augimo tokių kaip elementų, metodų arba būdų. Kas dar? Tai vadovas šiandien sėdi, mūsų klausosi vadovas ir sako, noriu augti. Kur čia noriu augti. Kur čia tos trąšos augimo ir ten dar kažkas, ar kaip man augti? Ką mes atsakytume? Kaip augti? Taip, ką daryti praktiškai? Ką tai reiškia? Mano pirmas klausimas yra, kur tu nori augti, kur tu nori, kas yra tas, žinai, tavo kelionės tikslas. Pats pirmas klausimas. Tai... Tadadadam. Ir paskui tada prasideda. O tada prasideda. Tada jau prasideda. Tai iš tikrųjų geras. Čia, žinai, tas kelionė, kur norim nuvažiuoti, kodėl mes ten norim nuvažiuoti, kaip mes ten nuvažiuosim. Ir ką darysim, kad mums ta kelionė būtų sėkminga. Ir žinai, kažkurį savaitgalį buvo Miroslavai tavo citata Coaching LT socialiniai medijoje apie tai, kad jeigu ir neturi tikslo, tai pradėk daryti ir tikslai patys atsiras kažkaip tai buvo. Bent kryptis. Nereikia ten žinoti, labai tiksliai svarbiausia yra noras ir daryti. Bet vis tiek reikia, žinai, tos krypties reikia. Tai aš ir kalbu apie tą kryptį, tai bent jau atsakyti savo klausimą, kodėl, ar ne? Kodėl aš čia, kur aš tai keliu. Ir tas man savo klausimas, kodėl, tai siejasi su tam tikra refleksija, kur aš save matau. Matau save, savo komandą, savo organizaciją po tam tikro laiko. Ne? Ir iš to vaizdo nupiešimo, čia mes pakankamai daug kalbėjom prieš tai buvusiuose mūsų podcast'o laidose apie viziją, apie tai, kaip ją kurti ir taip toliau, tai čia yra apie tai. Ar ne? Tai pasižiūrėjimas mano kodėl, tada taip kaip Brigita ir kalbėjo. Tada matai vaizdą, kur esi, matai vaizdą, kur nori būti, matai tą atotrukį, iš to atotrukio tarp dabar ir kur tu nori būti, atsiranda vienokie arba kitokie tikslai, po to atsiranda kažkokia priemonės, planas, po to atsiranda komunikacija pirmiausia su savim, ar ne, su rutinom savo ir taip toliau, po to komunikacija su komanda, nes toje kelionėje neišvengiamai, jeigu esi vadovas ir lyderis, neišvengiamai net asmeninėje kelionėje augimo, jeigu esi vadovas, garantuoju, kad dalyvaus komandos nariai. Mažiau sąmoningai, labiau sąmoningai, nes savo augimo vaisius, kurios raiškysi, bet kurią atveju taikysi darbę su komanda. Tai galbūt reikia iš karto apie tai pasikalbėti. Be jokios abejonės ir susitarti su komanda ir paprašyti didelės ir pačios didžiausios pagalbos vadovo augime yra grįžtamasis ryšys. Būtent. Grįžtamasis ryšys, jeigu mes papasakojam komandai, kur mes norim nueiti, kur esam dabar, kokia tai yra kelionė, be jokios abejonės tam, kad būtų ta atskaitomybė, kad būtų išlaikyta kryptis, būtinas grįžtamasis ryšys iš komandos. Aišku, iki to, kaip ten pasiekti, turbūt galim kitą podcastą padaryti, kaip pasiekti tokį tvarų santykį, kad komandos nariai suteiktų grįžtamąjį ryšį, kita tema, bet man atrodo, kad be grįžtamojo ryšio augimas yra tiesiog, jis lėtesnis, netoks tvarus, ir nebūtinai veda ten, kur mes norim. Tai, kolegos, žinot,
visai pabaigai, ar ne, nes Miroslavas, matau, irgi noriu pasakyti, mes visi žinom tą techniką ir vadovavomės, be, do, have vadinasi, ką noriu turėti, koks turi būti, kad tą turėtum ir ką turi padaryti, kad tą turėtum. Puikiai. Ir žinot, aš galiu pasidalinti tik patirtim praktinę iš paskutinės coachingo lyderio programos, kurią mes inicijavom ir coaching.lt tinklalapyje yra coachingas lyderių programos. Tai kaip ta kelionė praktiškai vyko, tai vienas iš lyderių vadovų žinojo, kad nori augti ir auga daugelis sričių. Tačiau tas vaizdinys, kur reikėtų augti ir kur tai būtų naudingiausia komandai, tavo vaizdinys, sąlygotas tavo akydangčių, gali šiek tiek skirtis nuo to vaizdinio, ko iš tikrųjų tai komandai reikia. Ir tą mes turim įrankį ir jį pritaikėm būtent su tokiu vadovu. Mes paleidom 360 tyrimą, kur komanda pasakė apie tai, kokios yra tos lyderystės sritis tyrimo pagrindų. 5 sritis, 15 kompetencijų, kokios yra tos sritis ir kompetencijos, kuriuose augimas vadovai būtų pats palankiausias jam asmeniškai ir kartu komandai, o per komandą, aišku, ir visai organizacijai. Ir būtent šitos programos rėmose, coachingas lyderių rėmose, yra vėliau sudėliojamas visas procesas, kai tos sritis yra identifikuojamos komandos narių, kartu su komanda, kaip tas augimas, sistemiškai augimas vyksta. Ir būtent apie tai, ką puikiai paminėjo Brigita, tai yra ir grįžtamasis ryšys orientuotas apie tavo veiksmus praeityje. Ir aišku, kad tai yra vadinamas angliškai, mes ten naudojam tokį terminą feed forward, ar ne, arba tai yra tam tikras ryšys į ateitį, ko komanda tikėtųsi, kad toje savo augimo srityje tu atliktum arba veiktum tam, kad būtum sėkminga lyderė arba sėkmingų lyderių. Tai yra dar vienas toks iliustracinis galbūt pavyzdžių, kad kartais ta komanda vis tiek nesąmoningai dalyvauja tame procese, o komanda gali būti sąmoningai įtraukta, struktūruotai, sistemiškai tą procesą nuo pradžios iki pabaigos ir kiekviename iš tų etapų būti pilnateisė dalyvė, kuri turi visą informaciją, tikslus, žino, kur vadovas auga, labai tiksliai, žino, kokias priemonės vadovas nusprendė kas mėnesį taikyti savo augimui ir gali apie tai suteikti grįžtamą ryšį, kaipgi jam sekėsi ir kokiosgi tos priemonės galėtų būti per ateinantį mėnesį. Ir šitas procesas yra metų trukmės, tai yra kiekvieną mėnesį struktūruotai aš kaip vadovas augu kartu su savo komanda. Augu aš, auga komanda. Super. Augo aš, augo mano verslas. Būtent. Tai mes jau, nes balsas jau užkimo visiškai, reiškias. Aš dar dainuosiu. Ok, tai reiškia, kad mes judam į pabaigą. Aha, tai žinot, jeigu jūs jau mus girdite, tai reiškia, kad jūs kažkur atradote mūsų podcastų įrašus. O atrasti tos įrašus jūs galėjote visiškai skirtingose vietose. Tai pirmiausiai tikriausiai nemaža dalis jūsų atrado jos mūsų coaching.lt pasvirasis brūkšnys podcastas skiltyje, kur yra šis ir visi kiti įrašai tikrai yra sudėti kartu. Ir jeigu coaching.lt tinklalapyje jūs išbūsite, dabar nežinau kiek. 88 sekundės, iškart jums atsiras toks kaip ir langas papildomas, kuriame jūs kvies užprenumeruoti naujienlaiškį. Tikrai nepatingėkit, užprenumeruokite naujienlaiškį. Kiekvieną savaitę jame mes pateikėm viską, kuogi gyvena mūsų gentis. Kokios yra mūsų genties naujienos ir kas mūsų laukia. Šiaip beje viena iš tokių didelių naujienų, tiek ne coaching.lt genties, bet coaching.lt alumni, tai yra artėjanti konferencija. Tai būtinai pasižvalgykite mūsų socialiniuose tinkluose ir tikrai rasite nuorodas į nuostabę konferenciją apie coachingą, su coachingu, bet pirmiausiai apie save. Esi daugiau ir apie tai mes tikrai diskutuosime 2 dienas. Viena iš tų dienų bus atvira visiems norintiems, tai kviečiame tikrai užsiregistruoti. Grįžtant prie podcastų įrašų, tai jeigu jūs atradote mus ne mūsų tinklalapyje, tai aišku, kad jūs atradote mus arba Apple Podcasts, arba Google Podcast, arba Spotify platformose, o galbūt pasiklausite mūsų YouTube paskyroje. Tai džiaugiamės dėl to. Jeigu dar to nepadarėte, siūlome jums ir kviečiame apsilankyti ir tenai.
kas kart mes reaguojame ir dėliojame savo podcast'o įrašus pagal tai, kas yra aktualu jums. Taip pat mes laukiame jūsų pasiūlymų, jūsų atliepimo apie tai, kaip mums sekasi mūsų podcast'o laidose. Jūs galite siūlyti temas. Tiesiog parašykite mums podcast@coaching.lt ir mes būtinai sureaguosime ir atliepsime tai, ką jūs parašėte laiškelį. Pats svarbiausias dalykas, kas jungia mus kartu ir dėl kogi mes čia visi susirinkome, tai yra sąmoninga ir vertę kūrinti visuomenę. Būtent šie podcastai yra vienas iš mūsų manimų efektyvių ir gerų įrankių tam, kad mes galėtume tai pasiekti, būdami, dirbdami ir bendraudami kartu su jumis. Ačiū Jums labai, kad buvote kartu. Ačiū tau. Ačiū Brigita. Ačiū. Ačiū. Iki visiems. Iki kito karto. Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.